Sveiki visi, mano vardas yra Artūras ir tai yra pirmoji Unity pamoka. Ir iš tikrųjų turim gan gerų žinių, manau daugeliu iš jūsų tai patiks. Tai šių pamokų metu mes susikursime nedidelį žaidimą. Ir taip, gan įdomų žaidimą. Ne, juokauju, iš tikrųjų susikursime žaidimą, 3D žaidimą, manau. Ir tai bus, manau, tikrai smagu jums, kas domitės tuo, kas norite susikurti kažką panašaus, tai yra patys norite pabandyti tai susikurti. Bet noriu pranešti, kad šios pamokos iš tikrųjų bus kiek kitokio tipo. Tai nebus visiškai pamokos, tai bus labiau lyg tiesiog stebėsite, kaip aš kuriu žaidimą naudodamas Unity programą ir tiesiog komentuoju tai. Bet iš tikrųjų kažko vis tiek išmoksite, kažką ir aš ten paaiškinsiu, kažko pamokysiu, bet tai bus šiek tiek kitoks pobūdis, nes vis dėlto čia ne kažkokios programavimo būtent pamokos. Nors programavimo čia iš tikrųjų bus ir čia galima rinktis, kokia kalba rašyti tą žaidimą. Na, kodo galbūt labai daug nereikės, bet iš tikrųjų reikės jo nemažai. Tai galėsite pasirinkti iš JavaScript, C# kalbos ir berods ActionScript ar kažkokios kitos kalbos, nežinau. Yra kelios kalbos, kurias jūs galite naudoti rašant šį savo atitinkamą žaidimą. Aš pasirinkau C# ir žinau, kad nesu kūręs jokių C# pamokų ir taip toliau. Na, bet tai yra Unity pamokos, o ne C# pamokos ir taip toliau. Tai jeigu jūs atėjote žiūrėti Unity pamokų, na, jūs vis tiek turite turėti kažkokias žinias. Nebūtinaigi visas žinias turite traukti iš mūsų kanalo, ar ne? Galite mokytis, nežinau, mokyklose, universitetuose, iš knygų ir taip toliau. Tai būtų gerai, kad turėtumėte kažkokias žinias. Taip pat, aišku, jeigu jūs jų neturite ir esate naujokas, tai vis tiek kažko jūs išmoksite, bet bus kiek sunkiau, nes, na, jūs matysite, kad aš rašau kažkokį kodą, bandysite jį perrašyti, bet nesuprasite, ką jūs rašote būtent. Tai ir toks atvejis yra gan sudėtingas, nes galbūt jūs perrašysite neteisingai ir jums kažkas neveiks. Tai jūs automatiškai manęs klausite to. O tai yra blogai, nes klausimai tokie bus, manau, labai tokie, na, jausis, kad nepatyrę žmogus klausė ir jeigu jų bus daug, tai man bus labai sunku juos atsakyti. Tai būtent dėl to ir noriu, kad daugiau pažengę programuotojai žiūrėtų šias pamokas. Nors labai daug žinių iš tikrųjų nereikia, bet vis tiek išmanyti kažką tikrai reikėtų. Tai tiek, manau, na, nesigilinkime į tai, manau, viskas bus gerai, bet kokiu atveju klauskite komentaruose, visada pasistengsiu atsakyti. Tai kas yra Unity? Unity yra žaidimų variklis, o žaidimų variklis reiškia tai, šiuo atveju, kad, na, pavyzdžiui, jeigu jūs rašytumėte žaidimą nuo nulio, tarkim, su kokia nors C++ kalba, ar ne, tai jums tektų apsirašyti visą tokį, sakykime, skausmingą dalyką, tai yra visą fiziką, visas tas sistemas, kad veiktų tekstūros, modeliai, garsai, vaizdai ir taip toliau. Tai Unity už jūs tai yra padaręs ir jums tiesiog reikės, na, grubiai tariant, maigyti mygtukus, pastatyti viską į savas vietas ir rašyti kažkiek kodo, žinoma, bet jūs jau dirbsite su pačiu savo žaidimu, o ne su kažkokiu ten tokiu background dalyku, kurie aprašyti gan ilgokai užtrunka ir iš tikrųjų užtrunka daug laiko, kol jūs prieinate prie pačio žaidimo kūrimo, kai jūs rašote nuo nulio. O čia jūs galėsite iškart pradėti kurti savo žaidimą. Taip, kad tuom žaidimų varikliai ir turi savo tokius privalumus. Tai iš tikrųjų Unity yra gan rimtas žaidimų variklis, juo yra sukurti gan įdomus dideli žaidimai, bet vėlgi galima kurti mažus žaidimukus, 2D žaidimukus, 3D žaidimus ir taip toliau. Tai jau nuo jūsų priklauso, bet iš tikrųjų galimybės gan didelės ir jūs tikrai galite sukurti gan įdomių žaidimų. Štai aš jums atidariau keletą pavyzdžių, kokie žaidimai yra sukurti. Tai Unity leidžia kurti žaidimus įvairioms platformoms, tai yra Android, Mac, Windows, iOS ir taip toliau. Net PlayStation 4 yra
Xbox One. Iš tikrųjų, gan daug platformų palaiko. Tai yra labai didelis pliusas. Ir dar didesnis pliusas, kad Unity yra nemokama programa, bet turi savo mokamą versiją ir mokamoje versijoje, man atrodo, didesnis platformų palaikymas. Na ir žinoma, turbūt kažkiek atitinkami dar papildomi priedai ir funkcijos. Bet mums pilnai užteks nemokamos versijos, aš jūs užtikrinu, ir mums tikrai pakaks tų galimybių, kurias duoda mums nemokama versija. Na, kaip matote, yra tikrai gan tokių nepaprastų žaidimų, sprendžiant iš paveikslėlių, bet yra ir paprastų, bet, na, iš tikrųjų, vis tiek, kad ir kokį žaidimą mes pasidarysime, tai bus įdomu, manau. Manau, daugelis jūsų to laukia. Tai jo, tai galite atsidaryti unity3d.com svetainę ir joje susirasti žaidimų pavyzdžius. Bet ko mums reikia, tai mums reikia atsisiųsti šią programą į kompiuterį, tai vėlgi ši svetainė gali atrodyti kiek kitaip, todėl tas download mygtukas gali būti kitoje vietoje, bet manau jūs susirasite tą atsisiuntimą programos. Tik kitas svarbesnis dalykas šiek tiek, kad būtų gerai, kad jūs atsisiųstumėte tą pačią versiją, kurią siunčiuosi aš, tai yra aš jau turiu atsisiuntęs ją ir įsirašęs, tai jūs tai padarysite be manęs, nes kitoje pamokoje pradėsime jau darbą. Tai mano versija yra 4.3.4. Jeigu jūs žiūrite šią pamoką po kurio laiko, na, ta prasme, praėjus metams nuo tos dienos, kai aš įrašau šią pamoką, manau, jūs rasite tokį mygtuką, kuris paklaus, ar jūs ieškote senesnės versijos ir paspaudus jį jūs galėsite pasirinkti kažkokią senesnę versiją ir atsisiųsti ją. Tai, manau, gan gera funkcija ir jūs sugebėsite atsisiųsti 4.3.4 versiją. Nors iš tikrųjų versijos skirtumas, tai yra, jeigu pas jūs bus didesnė versija, tai nesukels didesnių problemų, bet vis tiek gali iškilti kažkokių niuansų ir nesusipratimų, jeigu versijos skirsis. Tai būtų geriau, ypač jei esate naujokas, kad versijos sutaptų su manąja versija. Tai manau tiek šioje pamokoje. Vėlgi, žiūrėkite šias pamokas full screen režimu, 1080p rezoliucija ir matysite visas detalės, būtent ką aš spaudžiu ir taip toliau. Ir iš tikrųjų norėtųsi, kad jūs būtumėte aktyvus šiuose pamokose. Tai yra, norėčiau matyti daug komentarų, daug idėjų, klausimų, nuomonių, pasiūlymų ir taip toliau. Tai pasistengkite būti aktyvus, tai viskas, ko aš prašau. Tai yra, taip pat galėtumėte pasidalinti vaizdo įrašus su draugais. Na, tiesiog būti aktyviems ir pasistengti tokiu būdu padėti ir man. Tai yra, man būtų geriau, jeigu šias pamokas žiūrėtų daugiau žmonių ir galite prie to prisidėti, dalindamiesi vaizdo įrašais. Tai tik tiek jūsų prašau, na ir tiek šioje pamokoje. Atsisiųskite šią programą, įsirašykite ją. Tai yra nesunku, ten galima sakyti tiesiog next ir finish ir turėsite ją savo kompiuteryje. Vėlgi, ji yra nemokama, jokių keblumų papildomų nekils. Tai manau tiek ir kitoje pamokoje pradėsime darbą. Tai ačiū už dėmesį ir iki.